Sveiki, čia vienmandatės rinkimų apygardos numeris 10 naujosios Vilniaus vienmandatė, antro turo kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Abu kandidatai laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Debatų taisyklės paprastos, atsakydami į klausimus orientuokime sutilpti į 1 minutę. Visos laidos trukmė 30 minučių. Studijoje dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Liutauras Kazlavickas, sveiki. Labadiena. Ir taip pat galėjo dalyvauti Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Edita Tamošiūnaitė, tačiau jos studijoje nėra. Taigi, Liutaurai, pasišnekėsime su jumis. Pirmiausia, nuo to, nuo ko pradedam visus pokalbius su čia šiuose laidose dalyvaujančiais kandidatais, tai yra vienmandatės temos. Ne, jūs sustinkate su žmonėmis, įsivaizduoju klausimų daug, bet galbūt galite jau šiek tiek sugrupuoti į temas, ar ne, ir tokias galbūt iki 3 temų pagrindinių, taip kaip jūs supratote, kas labiausiai rūpi jūsų apygardos žmonėm, kokius jie klausimus užduoda ir ką jūs jiem atsakot. Naujoji Vilnia yra labai skirtinga apygarda. Tai yra, mes turime, galima sakyti, beveik 2 seniūnijas, nors vienoje seniūnijoje yra, tai yra Pavilnys Kalnėnai, kuris yra labai stipriai augantis rajonas ir ten yra bent jau iššūkiai susijęs su švietimo infrastruktūra. Ir švietimo infrastruktūros trūkumas ir yra galbūt pagrindinis dalykas, kuris labiausiai rūpi gyventojams. Ir čia, kaip tarybos narys, švietimo komiteto pirmininkas, turiu progą ir anonsuoti ir priminti, kad mes esame pasitvirtinę kelių mokyklų statybas, jos vyksta, yra projektai pateikti, su bendruomenė suderinti, tikimasi, kad 27 metais tos mokyklos bus. Tai čia galbūt aktualiausias klausimas. Be kelių infrastruktūros, kuri ten irgi yra suplanuota, vyksta, projektai šiek tiek buvo pristoję dėl kokių ten įvertinimo, ar nereikėtų ten, kaip čia, perkoreguoti dėl medžių augančių tenais daugiamečių priimtų sprendinių, tai čia irgi, kaip čia, metai, 2, bet bendruomenė, kaip visai, dabar jau mato, kad tikrai procesas juda. Senoji dalis yra galbūt su daugiau iššūkių ir ta naujosios Vilnios, bet kartu ir su galimybėmis. Tai kas mane džiugina, kad ten nėra taip, kad vien tik tai matoma, kad kažko tai trūksta, bet netgi yra stiprios bendruomenės, kurios ateina su aiškia vizija ir sako, Vilnius, pagaliau matom, kad per šios metus atsigręžė ir į mūsų rajoną ir mes norime šitoje vietoje pasiūlyti savo viziją ir ateina į tokį dialogą. O vizija yra labai, galiu pasakyti, ambicinga, kad naujoji Vilnia, arba bent jau ta senoji dalis, įsijungtų į Vilniaus tą gyvenimą per sujungimą mūsų geležinkelio, ten tą jungtimi aktyvesnių tokių dalyvavimų, tai yra nusiperkant ir miestų įsigijant kartu su geležinkeliais tokiam jau miesto traukinių infrastruktūrai pritaikyta, tos traukinius, tokius naujos kartos traukinius. Toliau yra išplėtoti tą esantį gamtinį karkasą, galimybę Vilnia ateiti iki naujosios Vilnios ten tuos takus ir ten rekreacijai pritaikyti. Matome, kad ten yra didelis pramonės paveldo potencialas, transformacija į ką galėtų išvirsti ir naujų, tokių kaip kvartaliukų įsikūrimą, kas leistų sukurti ir kultūrinį, ir socialinį, visai kitą tokį vystymo potencialą. Tai ten yra, kaip sakai, tokia bendruomenė aplink dūmų fabriką susiformavusi, architektai, aktyvios bendruomenės nariai, kurie tą idėją labai, kaip čia, aktyviai pristato. Tai ten yra iššūkis, kaip padaryti, kad ta vizija taptų realybė. Čia turėjom pokalbį ir su administracija, su architektė, su meru. Yra tas atsigrėžimas į tą Vilniaus pusę, nes yra suvokiama, kad miestas į tą pusę plečiasi, ten keičiasi visuomenė. Ir yra socialiniai iššūkiai, kurie lydi tą senąją naują Vilnią, susijęs su socialiniu, sveikatos, švietimo paslaugų kokybės dalykais. Tai čia irgi yra, greitų lengvų sprendimų nėra, bet juos reikia spręsti. Tai, pavyzdžiui, vakar turėjom irgi ilgą diskusiją su vicemerė, kuri socialinę sveikatos politiką koordinuoja dėl labai, atrodo, smulkaus klausimo, bendruomenės yra labai svarbus. Tai yra, šalia yra
kaip čia, nakvynės namai, arba bet jau tie namai, kuriuose benamiai, didelė dalis benamių atvyksta nakvoti. Jie važiuoja viešuoju transportu į Naują Vilnią. Ir mes matome šitoj vietoj tos bendruomenės, kuri jau ta naujai besikurianti požiūris ir lūkestis, kad miestas vis dėlto kažkaip tai spręstų tą tokį integracinius mechanizmus, nebe taip, kad sukuri namus, kur yra 100 benamių atvykstančių miegoti, bet pergalvotų savo strategiją. Tai vakar vicemerė pristatė, kad Vilnius juda ir po pusę metų prieš tai ruošiasi judėti su visai kitokia socialinė politika, kad tuos namus pradėti dirbti ten visiškai kitaip, jungiant karito mechanizmus, įdarbinimo aktyvius mechanizmus, pergalvojant visą benamystės politiką, kuri galėtų būti Vilniuje įdiegta pasitelkiant pasaulinę praktiką, kad tas iššūkis nebūtų taip, kad kažkur tai žmonės, kažkur tai rajoną sutelkiami ir manoma, kad tenais jie galėtų, pagrindinis centras nemato, kaip ir problemos nėra, kad nebūtų tokios politikos. Tai yra ką veikti ir yra labai daug visų gerų iniciatyvų ir tą jaučia. Ir man kai sakydavo, kad Naujoje Vilniuje ten kažkur turėdavom diskusijas su kitais kandidatais, kad ten žmonės nusivylę, kažkaip jie ten skundžiasi dėl gatvių, dar kažko tai. Aš kažkaip tai manau, kad jie nebuvo iki galo nuoširdus, nes sutikti žmonės, žinodami net ir iš kokios partijos esu, tikrai bendraudavo, sakydami, kad mes matom, kad pagaliau bent jau pastaruosius metus yra atsisukta. Jie rodo, sako, čia mes jau nebepravažiuojam, nes tvarko gatvę, šitą planuoja tvarkyti, šičia perkasta, tikrai vyksta taip. Tai dėmesys tam rajonui yra. Tai čia savivaldos klausimai yra esminiai. Tai ir noriu Liutaurai patikslinti. Tai jūs dabar einate į Seimą ir to pačiu esate savivaldoje. Taip. Tai kur būdamas galite daugiau nuveikti savo apygardai? Ar Seime būdamas, ar savivaldoje, kur dabar esate? Ir esate daugumoje ir turite savo merą? Aš manau, kad čia yra gal ir mano toks privalumas prieš kitus kandidatus, kad šiuo metu Tėvynės sąjunga yra valdančioji Vilniaus miesto taryboje. Kaip frakcijos seniūnas turiu gerą santykį su visais ir savo frakcijos nariais, ir koalicijos partneriais, su merų, vicemerais. Ir ta darbotvarkė, kuri aktuali bendruomenėje, aš galiu pristatyti greičiau, efektyviau ir rasti tos sprendimus tarp bendruomenės administracijos efektyviau. Tai šitoje vietoje matau, kad tuo mediatoriumi būti ypatingai suprasdamas ir žinodamas, kaip veikia ta administracija, nes teko paskutinius 6 metus dirbti savivaldoje. Galiu veikti kaip vienmandatininkas efektyviai apygardos rėmose. Ir būtent tos apygardos klausimus padėdamas spręsti tiek, kiek ten sprendžiasi tame lygmenyje. Bet jau tik padėdamas spręsti, o nespręsdamas, ar ne? Dabar jūs kažkuria prasme arčiau sprendimų esate, negu, tarkim, jeigu tapsite Seimo nariu. Dabar tenka spręsti viso Vilniaus klausimus. Tame tarpe ir naujosios Vilniaus, taip. Tai jūs... Aš žinau, kad mane pakeis žmonės, kurie tikrai ateis kompetentingi ir tie, kurie ir komitete, pavyzdžiui, mūsų partijos nariai, kurie dabar yra ir kurie tikriausiai perims komiteto pirmininko, švietimo komiteto pirmininko pareigas, skirs toliau tinkamą dėmesį, nes irgi yra, bent jau tai vertinu kaip kompetentingus. Vienas iš jų yra Vytautas, dabartinis švietimo ministrės patarėjas, tai jisai tą švietimą irgi, kaip sakyti, bent jau šitoj vietoj perdavimas yra toks saugus. Tikiuosi, kad bus tie užsukti klausimai sprendžiami toliau efektyviai. Kur matote save Seime? Tikėtina ir rinkėjai to turbūt jūsų klausia, bent jau aš tikrai noriu suprast, kur jūs matote Seime ir kodėl nusprendėte, kitaip tariant, pasukti į Seimą. Pasukti tai tiesiog gyvenimas taip susidėliojo, kad šioje apygardoje pasitraukus mūsų kandidatį apsisprendžiau, kad vis dėlto kandidatuosiu, nes man ten yra šalia ir gyvenu. Ir suprantu, kad galėčiau dirbti efektyviausiai švietimo ir valstybės valdymo galbūt srityse, nes šiuo metu turiu patirtį dirbant vyriausybės analizės centre su įrodymais grįstos politikos formavimu, o švietimo sritis yra irgi tas sritis, su kuria turiu gana tokį jau seną santykį, teko būti premjero patarėjų kuruoti švietimą,
vėliau teko dirbti Seime, ten jau daugiau socialinių reikalų komitete, tai tas rytis buvo tas interesų laukas, bet švietimas ir viešasis administravimas, valdymas, kur yra labai daug ką padaryti tam, kad mūsų valstybė galėtų efektyviau priimti sprendimus. Čia, manau, kad tema, apie kurią yra per mažai kalbama, nes mes visi matome, kaip Seimas dirba po 100 įstatymų, tas malūnas sukasi, dar nespėjom, tarkim, mums atenka Vyriausybės analizės centrų daryti vertinimus, kaip tam tikras įstatymas yra įgyvendintas, koks buvo poveikis. Tai kartais, matai, po 3 metų, kad dar ne visi poįstatyminiai aktai parengti, o jau planuojamas naujas įstatymo keitimas, nes kažkur kažkas neveikia. Tai netaip turėtų valstybėje būti. Pradžiai turėtume sutarti dėl problemos aiškios, paskui parinkti alternatyvas, ar mums reikia teisės akto keitimo, ar kitom programom galim spręsti. Tai čia yra labai svarbus požiūris, kad mes turime transformuoti mūsų politinį veikimo modelį. Bet, Liutaurai, kad suprasčiau ir aš, ir rinkėjai, jūs save matote, vėlgi neatmeskim galimybės, kad Tėvynės sąjunga gali dar formuoti naują daugumą, antras turas visaip gali baigtis. Jūs save matote labiau veiklioje srityje, tai yra vykdomoji valdžioj ar įstatymų leidžiamoji? Kalbant apie tą sritį, kurią ką tik paminėjot, švietimo šiuo atveju. Švietimo, aš pasakysiu, kad labai esu patenkintas, kaip ministrė tvarkosi Radvilė Morkūnaitė. Tai tikrai manyčiau, kad jinai mums perėmus, turėtų, bent jau norėčiau matyti ją kaip žmogų, kuris sugeba tą susiskaldžiusią bendruomenę telkti ir įsiklausyti, ir kas labai svarbu, galbūt eina tikrai tą tokį nuoširdų dialogą, kur jinai bando aiškiai klausti, padėkite man suprasti, kodėl mes taip, kaip čia, kartais taip klimstame tam tikrose sprendimuose, nes mes visi suprantame, kad ir mokytojai nori, kad švietimo sistema keistųsi, vadovai nori, kad keistųsi, tėvai turi lūkesčių dėl kitokios švietimo sistemos. Ir šitame kontekste mes matom, kad mes nesugebame švietimo sistemos sutelkti tokiam bendram pokyčiui, nes pokytis nevyksta ant popieriaus, kur tu parašai teisės aktą ir jis nevyksta taip. Pokytį turi gyvendinti visi, kurie yra šito pokyčio dalyviai. O pokyčio dalyviai yra, kaip bebūtų, mokytojai, tėvai, vaikai, vadovai. Ir ar čia mes esame per daug pavargę, ar tiesiog, kaip čia, nebeturime tokio tikėjimo, kad galime tą pokytį padaryti. Nes šiom pastarosiomis dienomis tas pranešimas, kad Lietuva yra apginama, manau, kad vėl užkūrė tam tikrą tikėjimą, tai mes turime susigalvoti, kaip mes galime, kaip čia, apsiginti. Tai švietime mums reikia tokios žinios, kad mes tikrai galime susitvarkyti, mes tikrai galime turėti kokybišką švietimą, kuriame neliks nei vienas vaikas užmirštas, kuriame mūsų rezultatai tikrai gali ten pizos pagerėti, nes mes matom, kad 15 metų rezultatai, nežinau, ar skaitimo, ar matematikos, jie stovi vietoje. Mes ten galbūt vaikštom tarp tų šalių vietų, nes kažkurios kitos šalis nukrenta. Mes ten šiek tiek pakylame, bet iš esmės mes nepadarom pokyčio didelio. Ir tas programų keitimas, vėl, kaip sakoma, mes susikoncentruojame į vadovėlius, bet ten nėra vien apie vadovėlius. Ten yra daugiau iššūkių. Nes mokytojai tiesiog jaučiasi, kad jie turi didelį spaudimą iš visuomenės, iš tėvų, nežinau, net ir tie patys reitingai, kurie ten spaudžia tave. Ar tavo vaikai išlaikys gerai? Ir tu sakai, man duokit medžiagą, pagal kurią čia reikia mokinti, kad jie išlaikytų, nors patys mokytojai supranta, sako, mes tikrai nenorim mokinti egzaminams, mes norim mokinti vaikus gyvenimui. Ir tai yra svarbus balanso radimas. Tai tam reikia dabar, manau, kad ne kažkokių reformų, o sutelkto veikimo, nes turime daug priimtų sprendimų, kurias reikia tiesiog dabar, kad judėkim kartu, darykim pokytį bendrai. Paminėjot vadovėlius, tai čia ne pirmą laidą filmuojam rinkiminę, tai gerai atsimenu, kad jūsų oponentai, ypač socdemai, iš regionų taip pat dalyvaujantis šitose laidose, kai klausė apie švietimą, tai iš karto vadovėliai. Grįžo vaikas, nėra vadovėlių, ką daryti, ir tą ne vienas sako. Ne tik socdemai, bet iš esmės tie, kurie oponuoja dabartiniai valdančiai ir dabartiniai 4 metų švietimo politikai, pirmų punktų mini vadovėlius.
taip susiklosto šitose laidose, kaip yra iš tikrųjų, negaliu spręsti. Tai iš tikrųjų nėra tų vadovėlių, ar ne, Liutaurai? Kaip taip gali būti, kad šiais laikais, kai visko perteklius, paprastai tariant, nėra vadovėlių? Kuo jūs tai aiškinat? Aš tai nepateisinu, kad nėra vadovėlių. Aš manau, kad vadovėlių... 4 metai buvo jūsų ministrai, jie keitėsi, tai irgi daug ką pasako. Aš manau, kad mes esame, bent jau taip asmeniškai, manau, kad mes esame kažkur nukrypę su to vadovėlių rinkos liberalizavimu ne į tą pusę nuėję. Valstybė privalo išleisti generinius vadovėlius, kurie būtų istorijos, matematikos, geografijos. Jums aišku, kodėl jų nėra? Aš žinau, kad... Priežastis kokia? Priežastis yra ta, kad mes ilgą laiką buvome pastrigę programų atnaujinime. Atnaujinus programas, programų turinį rengia nepriklausomi kolektyvai. Nepriklausomi kolektyvai dirba savo tempu, leidyklos dirba savo tempu, leidyklos sako, kad mūsų šiandien lietuvių kalbos inspekcija liepia taisyti, juos padaro tokius kaip čia mažiau įdomius. Tada leidyklos išleidžia, realiai procese yra didžiausias klaidos. Taip, viskas velkasi ir šitoj vietoj, aš pats manau, kad tikrai turėtų valstybė bent jau po tokį pagrindinį gerą, kokybišką, sutelkusi geriausius metodologus mūsų išleisti istorijos, matematikos, geografijos vadovėlius, kur būtų su interaktyviais irgi jau tais, kaip čia, interaktyviais intarpais. O tada jau galime leisti kitiems siūlyti geresnius produktus, negu yra sukurtas valstybinis. Nes, aišku, kaip pasakyti, mes matome problemų ne vien dėl, kaip čia, vadovėliai yra vienas jau tikriausiai iš tokių labiausiai badančių akis. Tai ką gali pačiupinėti, arba negali pačiupinėti. Taip, tai yra nesuvokiama, nes, pavyzdžiui, Nacionalinė švietimo agentūra, tai, kad sugeba kelis kartus susikirsti su egzaminais ruoždami, tai vėl rodo, kad mūsų tikrai švietimo sistemos vadyba, ta, kuri jau turi įgyvendinti tuos sprendinius, jinai streikuoja ir ten reikia peržiūrėti. Ir tas, kaip čia, didelis sukurtas Nacionalinė švietimo agentūra kaip toks jau monstras, sujungus daug agentūrų, panašu, kad nesugebėjo iš vidaus susitvarkyti procesų, persitvarkyti procesus taip, kad jie galėtų efektyviai dirbti. Ir jeigu mes turime tą instituciją, kuri turėtų būti kaip mūsų toks, nežinau, švietimo think tankas, užsukantis visą švietimo sistemą, mes Vilniuje tokią turime. Mes turime Vilniaus pažangos centrą, kuris yra mūsų realus partneris keičiant. Ir TNŠ irgi turėtų būti toksai partneris. Jie atlieka stebėsenas, siūlo sprendinius, mes atliekam, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ko nacionaliniu mastu trūksta. Mes atliekam kiekvienam mokykloje tėvų, mokytojų, bendruomenės apklausas, kaip jie juose jaučiasi, kaip vertina pokytį, rekomenduotų ar ima repetitorius. Ir visą tai daromas mokyklos profilis, kad su tokia mintim, kad mokyklos taryba matytų savo situaciją Vilniaus mastu, pasilygint galėtų išsikelti tikslus, kurioje vietoje mes darom bendrą pokytį. Kreipiamės į Vilniaus miesto švietimo tą komitetą ar tarybą ir sako, mes norime tose srityse pokytį. Suėjus informacijai mes galime kaip politikai nuspręsti, kad patyčių prevencija, kaip bendruomenės įsivardino, matydamos savo situaciją, tarkim 10 bendruomenių, mes siūlome programą vėl švietimo pažangos centrui paleisti su geriausiais specialistais, kad spręskim, nes šitos mokyklos jau sako, kad nori. Mes galime iš tų duomenų nustatyti savo prioritetus. Tai yra, tu ateini ir kaip pagalba, ir kaip analitiką, ir politikams sprendimus priimti, ir kurti priemonės, kurių tikrai reikia būtent toms mokykloms. Ir dar ką geriausia, kad tai tampa neberūpestis vieno vadovo, ar ten, pavyzdžiui, švietimo komiteto pirmininko, vicemero, o tampa iššūkis, kad įsivaizduokit, mes turime virš 100 mokyklų, tai yra tarybos, tai 700 žmonių pradeda rūpėti, be vadovo, tai 800 žmonių pradeda rūpėti. Šalia ekspertų ratas, tai reiškia, apie 1000 žmonių gali įsitraukti į, tarkim, Vilniaus miesto švietimo kokybės gerinimą. Tai nacionaliniu mastu, kai kurie dalykai vėl sutvarkius vadybą procesus, galėtų nacionaliniu mastu keletą tūkstančių žmonių dirbti kaip komanda, gerinant mūsų vaikų pasiekimus, gerinant ir pritaikant švietimą. Kodėl to nevyksta? Sakau, aš dabar tikiuosi, kad naujai paskirtas nacionalinio švietimo centro vadovas agentūros galbūt
sutvarkys tos procesus. Aš sakau, tikriausiai ten buvo galbūt per mažai žiūrėta į pačios įstaigos sutvarkymą. Nes ten irgi atsakinga ir už vadovėlių, užsakymo programų atnaujinimą procesą. 4 metai buvo jūsų ministrai, keitėsi viens po kito dėl žinom kokių skandalų, ar ne? Tai kas trukdė padaryti tą per 4 metus? Tai, ką jūs kalbat dabar? Aš manau, kad buvo daug daroma, kaip čia dėmesys buvo daugeliu kitų problemų ir iššūkių, nes tikrai padaryta daug. Paleista, pavyzdžiui, manau, kad paleista programa, 1000-mečio mokyklų programa, kur reikėjo irgi, čia irgi vienas iš tų iniciatyvų, kuriomis užkūrinėjame sistemą. Tai yra keli šimtai milijonų į ne tai, kad ko mes manom, kad reikia, o pačios savivaldybės įsivardino ir irgi mokėsi tos visus strateginius tikslus išsikelsti, kokio mes norime švietimo pokyčio toje savivaldybėje ir vadovai su švietimo bendruomenėmis pradėjo tos pokyčius įgyvendinti. Toliau turėjom tinklo iššūkius. Aukštajame moksle yra daug veiklos padaryta. Čia buvo gana didelis dėmesys į aukštąjį mokslą nukreipta šitoj vyriausybei. Ir tai, kad mes tam tikrose srityse nekalbam apie kažkokius iššūkius, tai rodo, kad tose vietose buvo susitvarkyta. Šitoj vietoj labiausiai bado, nes tai yra tai, kas liko problema ir reikia ją spręsti. Ir aš nematau, kad mūsų partija, neigtų tą problemą, neegzistuoja, nes, akivaizdu, kad tu neteini per kadenciją nepadarai visų problemų, neįsprendi, padedi pagrindus sprendimams, kai kur yra sukurtos geros prielaidos, pavyzdžiui, įtraukiam ugdymų, tai čia dviejų ir praeitos vyriausybės, ir šitos vyriausybės bendras darbas, bet čia didelis pokytis, nebėra lengvų, greitų sprendimų valstybei, mes jau tikriausiai esame didžiąją dalį išnaudoję tokio veikimo ir dabar atsiranda kompleksiniai, sudėtingi, bendro, netgi reikia keisti ir mentalitetą veikimo ir priemonės pergalvoti, nes jeigu būtų sprendimai lengvi ant stalo, jau jie būtų padaryti. Tai aš įsivaizduoju, kad tas iššūkis, kas be vadovautų švietime, bent jau manau, kad turėtų labiausiai orientuotis, dabar taip fokusuotis į vaikų pasiekimų netolygumus, nes tai negali būti taip, kad mes sakau, net ir Vilniuje turim labai gerų ir labai paprastų, mokyklų arba bent jau tų pasiekimais. Tai tolygumų mažinimas, o su regionais irgi ta atskirtis dar kai kurių mokyklų dar didesnė. Yra labai svarbu, nes tai yra startas vaikams. Startas vaikams ir tikrai švietimas neturi vaikus taip išgąsdinti, kad jie eitų į tuos egzaminus su baime. Ne tam mes vaikus į mokyklas. Pavyzdžiui, šiandien vedžiau dukrą į mokyklą ir man tikrai labai gera matyti, kaip dukra laiminga eina, jinai turi draugų. Kurią klasę? 2 klasė. Ir maži vaikai tikrai, ir tą rodo mūsų pasiekimai, vertinimai tarptautiniai, kad mūsų vaikai iki 4 klasės pasiekia tikrai labai neblogus ir matematikos, ir skaitimo pasiekimus. Mes mokame tame laikotarpyje dirbti. Mokytojai tikrai ateina dirbti pasišventę, dirba su tais vaikais ir juos visus tikrai, užnorina. Vėliau kažkaip sistema mūsų pradeda juos, kažkokiu tai būdu demotyvuoti ir tas krentant, po 8 klasės mūsų, matematikos rodikliai ypatingai krenta, tai arba ir turim tikrai gerų specialistų, kurie mato tas problemas ir bando metodiškai siūlyti, kurioje vietoje mes galbūt stringame. Tai. Įtraukų ugdymą paminėjo. Taip, tai didelis pokytis, transformacinis pokytis. Ne visur sklandžiai. Ne visur sklandžiai ir tikiu, kad... Kuo aiškinate tai, kad ne visur sklandžiai? Tikriausiai pokyčio baime. Ir mūsų švietimo sistema, kuri pati iš savęs nevažiuoja dar labai gerai, tarkim, į tokį pokytį įlieti būtų paprasčiau, tu sakytum, tikrai kokybė nenukentės, bet kai tu matai, kad jau ir dabar kai kuriuose vietose klasėse, tarkim, yra perpildytos klasės, kokybė yra abejotina ir bijo tokių vaikų. Tiek mokytojai, tiek kiti tėvai, sako, mums dėmesio trūks ir tam pokyčiui yra... Privačios jų net nepriima, kiek žinau. Ar kaip ten yra?
kaip čia privačios, kai kurios sąmoningos, jas ateina. Turi būdų jų neturėti, kitaip tariant. Turi būdų. Tikriausiai yra susijęs su tuo, kad tie, kas augina su spec poreikiais vaikus, jiems skirdami daugiau dėmesio, gali būti, kad ir finansiškai nukenčia, nes tiesiog negali susimokėti. Negali savo to leisti. Tai čia galbūt ir ta priežastis galėtų būti. Bet ir pačios mokyklos, suprantu, nelabai trokšta turėti. Ar ne? Nežinau, neteko aš tik kažkaip diskutuoti su privačiom mokyklom, kodėl galima galbūt tai bandyti savo įsivardinti ir jausti, kad gal čia nenorėdami tų tėvų, kurie moka, tarkim, finansus kažkaip tai ten irgi įvesti tą tokį kažkaip diskomfortą, kurį ten visi kalba aplinkui. Nors tos mokyklos, kurios dirba su spec poreikių vaikais, jie sako, tikrai, kaip čia, vaikai priima juos, tikrai priima, sako, kokybė nekrenta mokytojams, kur didžiausias nerimas būna. Tai jie sako, šitų vietų mes bijome, ne tai, kad nenorim jūs, o mes bijome, ar mes gebėsime. Ir sako, kai kurie pradėjo dirbti tas metodikas labiau supratę, jie sako, tikrai mes keista, kad mes taip nedirbome. Ir jeigu mes solidariai, čia yra irgi toks momentas, kad jeigu solidariai visos mokyklos suprastų, kad arčiausiai namų jos turi prisitaikyti ir turėti galimybės tokiems vaikams pasiūlyti paslaugas, tų vaikų koncentracija atskirose mokyklose būtų mažesnė. Ir aišku, tada krūvių pasidalintume visi, tarkim, nes dabar vyksta irgi tokie dalykai, kurie net neturėtų vykti. Kad kai kurios mokyklos, kurios jau turi tas sąlygas, yra prisitaikiusios, turi specialistus paruoštus, jas nori švietimo skyriai ir nukreipinėti. Sako, jūs jau pasiruošėte. Sako, bet mes, tu supraskite, kad mes negalim turėti irgi kažkaip tai, kad jau paskui reikėtų atskirų klasių formuoti. Sako, štai vietoj mintis yra ne ta. Yra mintis, kad arčiausiai namų mokyklos turi būti pritaikytos. Ir sakau, tas pokytis yra teisingas. Jį valdyti reikia labai sąmoningai ir turi būti tikrai labai pasišventę žmonės, kurie tą pokytį valdys. Tiek švietimo, tiek savivaldybėse, tiek mokyklose paskirti žmonės, nes tai nėra varnelės uždėjimas. Ir šitas pokytis gali labai didelį duoti postumi ir mūsų dar švietimo kokybei, suvokiant, kad dabar vaikai turi įvairių poreikių. Mes turime mokintis, mokytojai turi mokintis, mes turime įvaldyti naujus metodus darbo. Negali būti taip, kaip yra. Bet, sakau, turi būti ir pagalba nacionaliniu mastu iš nacionalinės švietimo agentūros ar papildomų ten tų švietimo grandžių, kurie sakytume, mes jums neužkrovėm ten kažkokio iššūkio. Mes dalinamės ten to, kaip čia, ir iššūkių, ir problemomis, ir mes drauge norime sukurti įtraukesnę švietimo sistemą. Tai čia vėl sakau, viskas yra ten, kur yra keliai, ar ten yra kažkas, tai kur tau tiesiog reikia nutiesti, ten, kur procesai yra tiesiog arba tiesi, arba netiesi, tau atveža, netveža. Čia yra darbas su žmonėmis, reiškia, kiekvienas mokytojas turi keistis, gali nenorėti keistis, irgi kodėl nenori keistis priežasčių, gali būti įvairių, tėvai keistis. Tai čia, kai tu įtrauki į pokytį 100 000 žmonių, turi labai aiškiai lyderystę rodyti to pokyčio, kad mes tikrai judame. Ir tikrai yra gražių mokyklų, kurios tą lyderystę rodo vadovui ir ta mokykla priima tą iššūkį ir sako, ir taip, ir mes dabar po metų jau matom, kad mes buvom gražiai tvarkomės. Ypač, kai mato rezultatą. Taip, ir kai mato rezultatą. O vaikai tikrai priima vieni kitus gražiau. Ir kai ten kalbama, kad yra baimių, būdavo labai, sakė, daug baimių, kad kaip priims ir tą patyčių kultūros kontekste, sako, tikrai esam, sako, maloniai nustebinti pokyčių, kaip yra vaikai priima kitus vaikus tokius. Apie patyčių kultūrą kalbam vis rečiau, ar ne, Liutaurai? Toks įspūdis. Lieka minutė, tai labai vis rečiau, bet dėmesio tikrai reikia. Yra dar ta problema? Kaip jūs mes, pavyzdžiui, Vilniuje mes ką matome stebėdami tos vertinimus vaikų, kaip jie jaučiasi, tai vis dar vaikai jaučiasi nepakankamai, kaip čia, gerai mokyklose. Jie jaučiasi nepakankamai gerai, tas susijęs su galbūt ir mokymų dalykais, bet ir bendramžių santykis vis dar yra iššūkis, kuriam reikia skirti daugiau dėmesio, nes
Bet, sakau, ten irgi metodiškai dirbti, nes prevencinės programos irgi nėra visur ir nepakankamai kokybiškai diegiamos. Nu, čia yra vėl bendras mūsų visų iššūkis. Dėkui. Tai buvo Liutauras Kazlavickas. Akivaizdu, kur jūs save rastumėt Seime, jeigu jį patektumėt, man dėl to abejonių nėra, turimni dėl temos ir dėl srities. Taigi sėkmės jums antrame ture, taip pat linkiu sėkmės ir Editai Tamošiūnaitei, Lenkų rinkimų akcijos atstovai, kuri šiandien laidoje nedalyvavo, o rinkimai yra spalio 27 dieną. Antras turas, ši ir panašios laidos iš kitų apygardų jums patogiu metu, bet kada, bet kuriame didžiajame Lietuvos portale. Taigi susidarykite įspūdį, iki kitų susitikimų.